Kartais atrodo, kad ištvermės sportininkai ne ką mažiau bijo sporto salės nei kultūristai kardio treniruočių. Tačiau visiškai be reikalo. Jėgos treniruotės ne tik padeda išvengti traumų, bet ir pagerina jūsų sportinius rezultatus bei padeda palaikyti optimalų sportininko svorį, nes didėjanti raumenų masė daug greičiau degina jūsų riebalus. Čia aktualiau tokiems sunkiasvoriams kaip aš. Kaip ir minėjau savo pirmame video, šiemet tikrai skirsiu ypatingą dėmesį savo kūnui, tad važiuojame kartu su manimi į Vilnių, kur treneris Andrius Birulinas mane ištestuos bei paaiškins, ką ir kodėl turėčiau stiprinti. Prieš einant į sporto salę tikrai noriu pasakyti didelį ačiū visiems, kurie mane palaikot, sulaukiau tikrai daug žinučių. Taip pat pradedu savo kanalą su daugiau negu 50 subscriberių. Žiauriai jums esu dėkingas ir kaip visada uždedam vieną laiką palaikymui. Ačiū. O dabar keliaujame į sporto salę. Taigi jau padarėm treniruotę, buvo nelengva, sakyčiau, visai teko ir pakvėpuot, mačiau vienu metu pulsas buvo ir 180 pasiektas, tikrai buvo šiandien ką veikti ir šiandieną sportuoju su Andrium Birulinu. Susipažinom su Andrium prieš 7 metus, kai grįžau iš Amerikos, įsidarbinau administratoriumi į sporto klubą VS Fitness. Andrius jau tada buvo treneris. Man iš tikrųjų labai svarbu buvo, nes Andrių žinau, kad jisai tikrai dirba ir su aukšto meistriškumo tarptautinio lygio atletais. Yra bendra įkūrėjas Newton sporto salės, kur labai smagi atmosfera, nes, kaip ir sakė Andrius, pagrindinis tikslas buvo, kad žmonės jaustųsi kaip namuose. Tai turbūt pirmą kartą buvau sporto salėje, kur žmonės ateina su vaikais čia pasportuoti ir nereikia net galvoti, kur palikti vaikus, o gali su visa šeima drauge smagiai praleisti laiką sporto salėje. Ir dar keli svarbus dalykai apie Andrių man buvo, tai kad jisai pats sportuoja, jisai pats yra daręs tą patį pilną Ironmaną, tai jisai tikrai žino plius minus kokios treniruotės manęs laukia, žino, kurios raumenis man reikia paruošti, kurios man reikia pastiprinti, dėl to ir darėm visą tą patį testavimą, tai jis tikrai šitoj srityje, manau, išmano savo darbą puikiai ir pagrindinis dalykas, kad Andrius man labai patinka kaip žmogus, gerai mes su juo tikrai sutarėm, žmogiškas jisai yra ir tikrai skiria daug dėmesio, tai man šitas dalykas iš jo ir tas humoro jausmą irgi žmogus kartais turi, kartais ne, tai šitas man iš jo rūpėjo labiausiai, tai labai džiaugiuosi, kad savo užimtam grafike rado jisai laiko man. Pasidarėm testavimą. Pamatėm, kad grybas pasikartojam dar kartelį užtvirtinant. Apskritai, kam tas testavimas reikalingas, sakykime, silpna savo grandis, susižinoti silpnus savo raumenis, galbūt ne tiek, kiek silpnus, kartais net neaktyvius. Užtektų, sakykime, galbūt net savaitės padirbėti ant tam tikrų raumenų ir jie pradėtų atlikti savo funkciją. Duokim pavyzdį kaip sėdmenys, ne? Šarūnas dirbo ofise ir linkęs sėdmo visą laiką užmygti, nes jeigu mes neduodam krūvio sėdmenim, tai ką sėdmas sako, man čia dirbti. Jis tiesiog atsijungia net ir to aktyvumo nebereikia. Ne? To pasiekoje, bėgant, minant dviratį, tas sėdmo neįsijungia, sakykime, tada gali būti kažkokie skausmai atsirasti arba tiesiog neišnaudojam visų savo galimybių. Tas dalykas, kam galbūt reikalingas testavimas ir kam tie pratimai reikalingi, darant Ironmaną, kaip pavyzdys, arba bėgant, ne, tai yra pagrindinis dalykas apsaugant traumų tikimybę savo raiščių, sausgyslės ir fascijas, kad jų nepažeisti, nesusitraumuoti, nes atrodo, tai kas čia tokio aš bėgsiu, ne, bet jeigu pastebėkim, žmonės bėga, kai geras oras būna ir jeigu atkreipti techniką, tai būna pas didžiąją dalį žmonių tiesiog tragedija. Bet jeigu, sakykime, pajungti papildomus pratimus, galima tai pataisyti. Tai grįžtant prie tavęs, tai pasidarėm testavimą, pasidarėm pratimus, galėsiu juos parodyti žmonėm, visų nerodyk kažką.
pinigus už tai reikia mokėti. Žodžiu, tai pirmas bus blokas toks pamatinis tavo, šiek tiek paaktyvinsim tavo raumenyną, sustiprinsim tas, kas buvo silpna ir to pasekoje susitiksim tikriausiai po 4-6 savaičių, pasidarysim jau tą, sakykime, reikalingesnį jau link jogos pratimų bloką, kuris tau ir padės darant Ironmaną, kad sutaupytum tos energijos, ne kad tas pedalų minimas būtų geresnis, daugiau jėgos, raumeninas tada automatiškai mažiau eikvos energijos, plaukiant labai yra svarbu tiek nugaros raumenis, tiek kojos apskritai tą galinę grandį, sakykime, nuo nugaros iki pat kojos, kas galbūt nustebina, kad galinė šlaunies dalis visiškai yra pas tave silpna, tai to pasekoje irgi gali būti kelios skausmai, mes labai daug bėgiojam, priekis labai persikrona, priekinė šlaunies dalis keturgalvis, o pavyzdžiui dvigalviai mes niekad dėmesio ir neskaitom. Mėly žiūrovai, žiūrėkit, stebėkit Šarūną. Tiesiog pirmam video labai sakė, kad nori būti fit. Kiekvienas turim potencialą, tai jį irgi pušinkit, jeigu pamatysit, kad čytina kažkur, ar galbūt ir nufakinkit, man atsiųskit. Tikrai, dėkui tau labai už treniruotę. Ačiū, kad iš kito miesto atvykai. Jo, iš Kauno atvažiavau net į Vilnių, tai tikrai atvyksiu dar kartą po 4 ar 6 savaičių. O dabar dėkui visiems, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame video. Subscribe, share. Taigi, ačiū Jums dar kartą ir iki.